Tiesiog treneriai jūsų komentarai per rungtynes. Na, varžybų pradžioje nedavėm gerai pasijausti jų pagrindiniam žmonėm. Tai Belevičius, ypač, reiškia, nedavėm jam pasijausti gerai. Kaip irgi gynyboje gerai dirbom. Ir to dėka puolime gerai jautėmės, buvo tokia laisvė gera puolime ir po to antroji pusė jau nuleido rankas priešininkas, dėl to tas rezultatas pasitraukė. Ar gynyba ir buvo šiandien labiausiai nežinomas dalykas? Jo, čia man labai patiko, kaip mes gynėm. Kokius skirtumas prieš tokią Taboro komandą galima būti kaip geriausias sezono rungtynės? Ko gero, tai buvo geriausias sezono varžybos mūsų. Tas jautėsi ir matėsi. Gal Markas rungtynės pradėjo startinę penketą, ar tai galbūt dėl to, kad jūs geriau pažįstate komandą? Nežinau, nespecialiai Gintas nežaidė, tai taip gavosi. Buvo mes geras varžybas žaidė. Kauno šokas su kamuoliu. Mačiau. Sunku pasakyti. Antroji pusė gal labai uždominavom, tai kamuoliai tai pastanga. Jeigu nuleidė rankas, tai pastangos natūraliai sumažėja, dėl to pats kenčiasi.